Sveiki, šiandien prie Nemuno bandysiu žvejoti ant boilių ir vieną meškerę ant gyvų. Kas išeis, pamatysim. Pirmin. Ant gyvų jau pagavau vieną plakį 100 graminį. Dvi meškerės ant boilių, tyli, tai neaišku. Gilis čia nedidelis, iki 2 metrų. Sekluma. Visą rytą lyjo iki pusė 10. Dabar taip nusiramina, saulytė lenda. Nieko, žiūrėsim, lauksim, kaip čia kas bus. Filmuot nespėjau. Dar buvo vienas kibimas, tai jau 2 plakiai, toks jau apie 200 gramų, bet irgi ant gyvų, ant zyko. Ir dar dedu pūstas kvietys eina, 3-4 zykiukai. Tokia kombinacija. Kažkas pabiškį kimba. Sakau, 2 žuvis jau. Ant boilių tyla. Buvo kibimas. Tapo. Ką, skaniai pavalgiau šiltos sriubytės, sušilau po lietaus. Buvo dar vienas kibimas ant fiderio, tai 3 žuvis plakiai, tai tiek. Bandau toliau. Na ką, pusė 2 beveik, ant boilių nebuvo ne vieno, viskas ant fiderio su dzyku. Pagavau dar vieną koją, tai bendrai 3 plakiai 1 koja. Smulkmė. Nieko rimto dar neužkibo. Bandysiu dar sėdėti, pavalgysiu savo ramiai. Gal kažką dar išsėdėsiu vis tiek. Vakar dar laiko yra. Tokie vat reikaliukai prie to Nemuno. Ką, valgysiu. Pusė 3, ant fiderio biškį kimba, kojų pagavau, pužlių mažų, nieko rimto aišku, bet kažkas yra. Ant dugninių su boiliais, nei kibimo, nei prisilietimo, nieko. Nieko didesnio. Visiems skanaus, kas valgo. O, konservus. Paprastai. Ir skaniai. Ten toj pusėje matau. Kateris dabar plaukė. Nestandrovkiai ten žvejoja, belkiauja. Starkius turbūt. Nes aš atsimenu žiemą čia buvau kažkaip. Reikėjo labai toli eiti tą pusę.
ten buvo gylis. Na ir ką jau, pusė 5 vakaro. Ir ką jūs galvojat, buvo pirmas kibimas pas mane Nemune ant boilio. Ir kokia žuvis? Nepatikėjau ir pats, plakiukas, 150 gramų. O boilis buvo ne 10 mm, o 12. Dar didesnis. Ir toks mažas plakiukas. Aš jau galvojau, kibimas geras, gražus, jau galvojau, opa, ateina sazanas kažkoks. Aha. Na, bet už tą suveikė, reiškia, viskas gerai ten su tais boiliukais. Tiesiog gal nėra didelių žuvų taške, dėl to. Antra kombinacija. O dabar tai tikrai kibimas. O dabar tai tikrai kibimas. Tikiuosi. Nu tai tikrai, tai turėjo būti kibimas. Bet jeigu ir dabar ne, tai man jau vaidenas. Nu, apie ką aš ir šnekėjau. Kokie kibimai, tokia ir žuvis. O. Ešeriukas. Ešeriukas, o užvalgė kaip toli. Oi. Kitesni ir jie, manau, tvirčiau laikysis ilgiau. Reiks pabandyti. Nes ant kviečių, pavyzdžiui, Kauno mariose, kai važiavau anksčiau, visą laiką kvietys dzikas arba sliekas, bet kvietys būtinai. Karosai kaip myli jį, oi. Būtent vat Kauno mariose. Labai myli. Nedaug kas žino tai, nu, kas žvejoja, aišku, žino ilgai. Kai vakarą vanduo Nemune nukrito, pastebėjau, pasidarė visiškai tylu, žuvis virš vandens net nesimato, nevaikšto. Ant fiderio kažkas prieš tai, nors kažkas bandė, dabar visiškai nieko, nors, kiek žinau, kai vandenį nuleidžia, turi kibt. Bet čia visiškai užtylo, štilius visur. Iki sutemų valandėlė liko, na, dar palauksiu, gal išeis kažkas. Ką? Paleidžiu žuvį, pažiūrėsim, ką pagavau. Šiandien dėjau visą susitelį, tai išėjo patiek.
Ką jau neužilgo tems. Aš jau po biškį ruošiu daiktus, iki pat sutimų nelauksiu. Kaip sakiau, štylius, nuleido vandenį, tai net jokios smulkmės, visiškai tylu, net nejuda nei meškerės, niekas, nei žuvis vaikšto. Tai tiek keista, bet ką padarysi. Aišku, labai norėjau pagauti sazaną kokį didžiulį arba karšį. YouTube'e pažiūrėjau, visi sėkmingai gaudo, na, bet nieko. Dar važiuosim, bandysim. Gal šiemet pagausim, gal kitais metais. Neaišku. Ką, kiek tų kartų?